Labadiena, aš esu Gintautė Černiauskė ir šiame video trumpai pasidalinsiu apie savo patirtį, kada aš pradėjau tik tai dirbti savo versle, pradėjau dirbti savo, na ir tiesiog atėjo viena diena ir aš uždaviau klausimą pati savo. Galbūt aš turiu savo verslą, jau dirbu pati savo, tačiau man nebelieka laiko, kas yra dabar šiame gyvenime ir šitoje situacijoje ir ką aš turiu keisti. Na, žinote, kai esame mažos įmonės savininkai, mums visada galbūt daugeliui atrodo, kad mes neturėsime klientų, jeigu dirbsime mažiau, kad mes jeigu darysime pigiau, tada turėsime daugiau tų klientų ir tas klientas bus patenkintas. Bet atėjo tas momentas, kada vėlgi supranti, kad yra tik 24 valandos per dieną, kiek tu gali, sakykime, aptarnauti tų klientų ir kiek gali suteikti tos vertės, kuri ir man pačiai yra naudinga ir tam klientui yra naudinga, nes mes kiekvienas, kada dirbame savo kažkokius darbus, turime kažkokį ribotą energijos kiekį, kurią galime dalintis. Ir čia atsiranda klausimas, kur yra tos ribos, kokio galbūt, kaip man pačiai dirbti toliau, ar ne, nes jeigu noras yra strategiškai augti, tai atsiranda tas klausimas, kaip pertvarkyti mano verslą ir kaip turėti laiko pačiai savo. Nes jeigu aš neturėsiu energijos pati, tada verslai nieko gero. Ir apie kažkokį ilgalaikį bendradarbiavimą su klientais arba ilgalaikį pelną tikrai nėra kalbos. Na ir žinote, priėjau išvados, kad mes kiekvienas turime uždėti kažkokias ribas. Nes turime žinoti, su kokiais klientais mes dirbame ir galbūt jeigu tai nėra jūsų klientas, išmokti pasakyti ne, nes čia yra be galo svarbu, nes kitų atveju jūs galbūt prarasite laiką, prarasite savo energiją ir galbūt tas žmogus, su kuriuo jūs dirbsite, nebus patenkintas, nes jo interesas yra kitoks, sakykime, o jūs bandydami įtikti tiesiog prarasite savo laiką ir kitus dalykus. Ir tada atėjo klausimas man pačiai, kaip organizuoti, ką aš darau geriausiai, ką galbūt galiu pavesti kitiems, nes kiti žmonės gali padaryti už mane geriau, ar ne, kur man gilinti tas žinias, kokia mano asmeninė strategija gyvenime, kad aš pati turėčiau savo laiko, turėčiau energijos, galėčiau keliauti ir, sakykime, mėgautis to darbu, nes jeigu užduoti klausimą savo, o kaip praėjo mano ta savaitė praėjusi, jeigu šiandien penktadienis, ar aš esu patenkinta rezultatais, galų gale ar patenkinta rezultatais visų metų rezultatų. Na ir čia atsiranda tada atsakymas pačiam savo, be jokios apgaulės, be jokių manipulacijų. Na ir tiesiog mes galime patys įsivertinti, kiek mūsų yra sėkmingas verslas, kiek mes esame sėkmingi ir galbūt laimingi gyvendami tokį gyvenimą, kurį mes gyvename. Tai norėčiau palinkėti kuo geresnio pelno, didesnio pelno, dirbti mažiau ir sukurti tokį gyvenimą, kurio jos tiesiog ilgitės.